Sveiki, Brimbendit sekėjai, žvejai, žiūrovai. Šiandien parodysiu, kaip namų sąlygom pasidaryti ritės profilaktiką. Gal nepavadinčiau tai profilaktikos, tiesiog jeigu jinai skleidžia kažkokius garsus, kaip namų sąlygom galima prasardyti ritę ir prasivalyti ir prasitepti tam tikras vietas. Iškart pasakau, nesu aš profesionalas, daug negaliu pakomentuoti, tikrai ne viską suprantu, ypač ritėse, bet kaip sako, jeigu rankos iš teisingos vietos auga, tai nieko čia baisiai sudėtingo. Tai likit su mumis ir kviečiu pasižiūrėti visą eigą, kaip aš tą dariau. Gal kažkas po šio video išdrįsit ir pats namie savo ritelę prasivalyti ir susitepti, kad jį jums dar tarnautų ilgiau. Taigi mano rankose mano turima ritė, kurią naudoju ant 390 koto, biudžetinė, visiškai ProFL Feeder Zone 6000. Per paskutinę žvejybą pastebėjau, kad esant apkrovai pradėjo skleisti keistus garsus. Nėra čia prabangi ritė kainuojanti 100 eurų, neardant iki paskutinio varžtelio galima puikiai persitepti, kad tarnautų ilgiau ir sumažinti skleidžiamus garsus. O tie garsai, mano nuomonė, atsirado dėl to, kad praeitą rudenį stovyklaujant teko jai pabuvoti vandenį, nors ir išdžiūvo ir tik po to buvo išdžiūvus naudojama, bet jeigu laisvai gal atsukam, šiek tiek girdisi, nežinau ar girdėsis. Yra šioks toks garsas, bet gavus apkrovos, tas garsas suintensyvėja, nelabai man patiko, tai pabandysim pakrapštyti, paardyti, pažiūrėsim kaip seksis. Taip, šiek tiek apsivaliau ritę, būgnelis nuimtas. Dabar, kas svarbu, nežinau, čia ne reklama, bet PTF oil sprėjus yra, buitiniam sąlygom puikiai pasiteisins. Jis galima naudoti ir ant plastiko, tai lankelio vietas, čia į tarpelius, į purškus, pramankštinam, ten daugiau nieko tikrai nereikia. Jeigu bijot, tai ir neatsukinėkit, nes šitoj pusėje, šitoj ritėje stovi mechanizmas, kuris fiksuoja ir atlenkia lankelį. Tai aš buvau atsisukęs, pasižiūrėjau, kokiu principu veikia. Jokių guolių nieko ten nėra, tiesiog plastikas ant varžto, tai užtenka kažkokio lubrikanto. Geriausia naudot, kurie yra atsparus vandeniui, temperatūrom. Dabar ritės būgnelį atsukus, kadangi čia yra greitas stabdis, čia yra dar, nežinau ar visose, aš tikrai ne specialistas ričių, bet čia irgi jau pasižiūrėjau, kas yra viduj. Tai čia turim plastikinį dantratį, įvorę, čia irgi ne guolis, čia tik įvorė ir plastikinį klipsiuką, ar kaip pavadintas, čia jau tepalo šiek tiek uždėjau tiršto, prasukau ir manau to pilnai pakaks. Nors ir buvo vandenį, bet galiu pasakyti, kad nebuvo visiškai sausa atsukus pirmą kartą. Prisukam čia taip, šitas dedas ant viršaus, prisiveržia. Čia vėlgi taip, konstrukcija nuėmus būgnelį šitą vietą. Galima šiek tiek sutepti būtinai ant pagrindinio veleno šitą dantratį irgi sutepti, paskui surinkinėjant. Čia yra šitas žiedelis, yra valo užsimetimo apsauga.
Tai čia kartu visada svarbu atkreipkite dėmesį, kaip viskas surinkta, kai nuiminėjat ir stenkitės taip pat sudėt pagal eiliškumą detalės, kad paskui, jeigu pamiršit, kai buvo, ar kažkas neaišku, tai bus lengviau atsekti. Čia yra fiksacinis veržlės varžtas, jisai vienintelė jo funkcija yra tik tai šitą veržlę užfiksuoti, kad jinai neatsisuktų, nes šitos veržlės principas, dabar aš neturiu raktelio, tai atsukinėsiu su replėm, bet to nerekomenduoju daryti, kadangi ta veržlė yra labai minkšta, iš minkšto metalo, tai atsargiai jinai veikia į priešingą pusę negu įprastai. Tai reiškia, jeigu mes pagal laikrodžio rodiklę užveržinėjam, tai šitoj vietoj mes atleidžiam. Atsileido. Taip, čia dar matom yra fiksatorius, kuris irgi būna ne visose ritėse. Ir nusiėmė, kaip čia pavadinti, rėmas visas vediklio su lankeliu. Taip, nuėmus, čia šitą atsukus mes rasim stabdį atgalinės eigos šitą va, kur leidžia į abi pusės suktis ir nebeleidžia atgal sukti. Tai jeigu jis veikia gerai, siūlau neatidarinėti, nes būna, kadangi nesu daug ričių ardęs, bet kiek teko ardyti, tai būna sunku paskui atgal pataikyti, surinkti. Yra tekę ir kelis kartus perinkinėt, kol supratau, kaip tai veikia. Tai čia tiesiog, nežinau, prasivalyti šiukšlės, kur nuo jauko būna. Ir čia stovi guolis. Tai užtenka tą guolį, arba jeigu turit skysto tepalo specialiai ritėm, arba lubrikantų kažkokiu sutepkit, kuris prasiskverbtų per tarpelius, ir naminiai buitiniai profilaktikai to tikrai pakaks. Taip, dabar reikia atidaryti korpuso šoną ir čia pasimatys visa pagrindinė pora ir mechanizmas. Patarimas, pavyzdžiui, irgi ką aš darau, kadangi kompiuterius būna ardau, tai dabar kompiuteriuose naujuose visur dažniausiai korpuse standartinio ilgio ir storio varžtai yra, bet anksčiau senuose būdavo vos ne kiekvienoje vietoje skirtingo ilgio, gali būti skirtingo diametro varžtai, tai tiesiog jeigu laikot ritę taip, tai ir išsukinėjat varžtelius ant stalo, dėkitės tą pačią schemą. Tai, ypač ardant pirmą kartą, paskui lengviau surinkti ir žinosit, kur kokį varžtą susukt. Šitą vietą vis tik reiks, čia turbūt nuo ritės priklauso, bet būtina šitoj atsukti, nes neatsidaro šoninis dangtelis. Čia, kaip minėjau, čia yra stabdžio sistema, o čia yra fiksatorius mūsų. Taip, kad atsargiai su visom šitom
spyruoklytėm, nes jas pametus gali baigtis blogai. Dabar žiūriu, kad šito varžto turbūt nereikia. Atsukti kojelės. Taip, tai norint atidaryti ritę, matau, kad reikia šičia, taip. Reikės šitą spyruoklytę nuimti. Čia dar varžtas atsisuks ir šitą būtinai išimti čia iš korpuso. Dabar atsuku šitą varžtą, atsidarysim korpusą. Nusiimu korpusas. Ką iškart galiu pastebėti, kad nors ir buvo vandenį, bet prieš tai gamykloje tikrai gerai sutepta ritė. Yra daug tepalo dar likę. Taip, turim guolį čia. Bandom atsidaryti, išsiimti. Guolis tenai. Tepalo dar yra likę nemažai, tai jeigu jisai geros konsistencijos, vat kaip čia šviesus, tai gal ir nebūtina pertepinti, bet mano atveju čia daug purvo pajuodusio, kas yra matyt sureagavęs su vandeniu, tai pasistengsiu kiek įmanoma išvalyti ir sutepti naujai. Man atrodo, radom garso kaltininką. Jeigu girdisi, tai šitą guolį reiktų keisti, bet kadangi neturiu dabar, tai patepsim ir kol kas naudosim taip. Po to susirasim, pakeisim. Prasivaliau ir tepsim tepaliuko. Čia. Prasukt būtinai visą mechanizmą sutepus, kad pasiskirstytų. Taip, išsivalėm čia. Tai dabar visur čia pratepsim. Taip, sudėjom, prasukom, viskas veikia, sukasi, susitepė, tai surinkinėsim. Taip, nefilmavau, čia šitą spyruoklytę nesudėtinga uždėti, bet va tą įdėti, nes užlenkimai į korpusą įsistato ir įsistato iš vidinės pusės čia, tai kad paprasčiau būtų, nes taip tai abejoju, ar įdėsit tiesiog šitą varžtelį atsisukat, truputį išsitraukiat, įstatot į korpusą ir tada stumiant įsistato šitą viršutinę auselę. Ir įstumus prisukam varžtelį. Tai aš to net nefilmavau, nes čia kol įdėjau užtruko ir kaip ir sakau, reikia sekti viską, kaip kas buvo surinkta, bet dabar įsidėjo, viskas gerai, sukasi į vieną, į kitą pusę, jeigu stabdis įjungtas, atgal nesisuka, į priekį sukasi. Taip, tęsiam surinkinėjimą, čia dar bededant, apsivalom kai kur. Su užveržimu čia nepersistenkit, nes kaip ir minėjau, minkšta veržlė. Ir čia labai stipriai nėra reikalo veržti. Atsukinėjant, šiaip jaučiasi, kiek maždaug yra užveržta. Fiksuojam su varžteliu.
kad neatsileistų. Ir čia guoliuką turim. Čia dedant atgal į gruvelius apsaugą reikia būtinai pataikyti. Ir kaip minėjau, pratepsim čia dar, kadangi šitas tepalas negadina plastiko, jo netirpdo. Ką, viskas. O taip pat noriu priminti, kad jeigu patinka tai, ką darom ir norit palaikyti mūsų klubą ir mūsų kanalo veiklą, tai pirmiausia, prenumeruokit mūsų kanalą, subscribinkit apačioje tą mygtuką paspauskit, jums tai nieko nekainuos, o mums tai atneš didelės naudos ateityje, nes kaip žinom, nuo 1000 prenumeratorių YouTube'as pradeda generuoti ir mokėti, kad ir labai minimaliai, bet šiokį tokį pinigą, ir kurį mes galėsim paskirti ir investuoti į kanalo veiklą, kokybės gerinimą ir panašiai. Tai kviečiam prisidėti ir tą progą pasiekus 1000 prenumeratorių, atsidėkodami jum, galėsime suorganizuoti, surengti vieną ar kitą konkursą ir padovanoti kažkokių prizų. Tai prašom nepasikuklinti, paspaust ir tai prisidėsit prie mūsų veiklos. O jeigu dar nenusprendėt, kam skirti savo 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio, tai lygiai taip pat pildydami deklaraciją paieškos laukelį įvedę Bream Bandits, jums turėtų išmesti mūsų klubą, žvejų asociacija Bream Bandits, tai ją pasirinkę skiria 1,2 procentą savo mokesčio, taip labai pagelbėsit mums, mūsų klubui ir prisidėsit prie mūsų veiklos. Tad ačiū jums visiems, kurie nuspręsit tą padaryti.